Sveiki, sveikinu su jumis aš, Jolita Blažytė-Rūkienė, ir šiandien aš noriu su jumis pasidalinti tema apie dėkingumą. Kas tas yra dėkingumas? Kodėl jo reikėtų mūsų gyvenime ir kaip jį praktikuoti? Tai visa tai bus būtent šiame įraše. Kas yra dėkingumas? Pradėsiu nuo pavyzdžių. Tai pavyzdžiui, kai jums kažkas kažką padaro gero, tai kas nutinka jūsų viduje? Jūs pajaučiate, kad jums faina, kad kažką padarė, taip? Tai dėkingumas ir yra apie tai, apie jausmą. Toliau kitas pavyzdys būtų dėkingumo. Tai pavyzdžiui, jūs gyvenate savo gyvenimą, turite maistą, turite vandenį, turite elektrą. Ir jūs išgirstate žinią apie tai, kad kažkur Afrikoje ar dar kažkur kitam pasaulio gale žmonės gyvena neturintys vandens, neturintys elektros, neturintys už ką pavalgyti. Ir jūs tada jaučiatės, kaip gerai, kad aš gyvenu būtent čia ir esu būtent va taip gyvenime, kaip man pasisekė, kad aš galiu turėti tos dalykus. Tai būtent va tas jausmas ir yra dėkingumas. Ir tą jausmą mes galime jausti atsitiktinai, arba mes jį galime susiformuoti savo. Kodėl kalbu apie tai, kad susiformuoti savo? Kadangi mūsų smegenys priima dėkingumą kaip realybę. Reiškia, jeigu mes patiriam kažką realybėje, tai mūsų smegenys priima tai kaip, tarkim, pajaučiam realius jausmus, realioj situacijai kažkas įvyksta ir mūsų kūnas viską prisimena ir mūsų smegenys irgi reaguoja į tai. Tai lygiai taip pat mes galime sukurti tam tikrus dalykus savo smegenim ir jos nesupras, ar čia yra realybė, ar čia yra nerealybė. Taip mes galime reguliuoti savo neuronų jungtis. Bet kodėl aš rekomenduoju įvesti dėkingumą į savo gyvenimą? Tai pirmas dalykas, dėkingumas yra kaip vaistas. Vaistas nuo depresijos, vaistas nuo nerimo, vaistas nuo kažkokių tai priepuolių ir panašiai. Turiu omeny, kas liečia nervų sistemą. Viskas, kas susijęs su nervų sistema, tai dėkingumo pagalba mes galime viską susitvarkyti. Lygiai taip pat dėkingumo pagalba mes galime nuimti savo stresą. Jeigu mes jaučiamės, tarkim, turim kažkokį susitikimą, kaip pavyzdys, darbe, ruošiatės kažkokį susitikimą turėsite ir jūs tikrai pakankamai daug stresuojate. Jeigu jūs atliksite praktiką ryte dėkingumo, padėkosite už tai, kad jūsų susitikimas praeis puikiai, padėkosite už tuos dalykus, ką jūs įsivaizduojate, jūs tiesiog į priekį padėkosite už tam tikrus dalykus, jūs įnešite ramybę į savo psichiką, jūs reaguosite į viską paprasčiau, dėkodami už viską, ką mes turime, atsiveriame pasauliui. Ir pasaulis mums siunčia dar visko daugiau. Mes pradedame matyti galimybės. Pradėkite dėkoti už tai, kad jūs galite šiandien matyti, girdėti ir panašiai, ir jūs jau jausite visai kitaip tą gyvenimą, matysite kitaip tą gyvenimą. Kai jūs atsikelsite ryte, jeigu jūs padėkosite už tai, kad jūs atsikėlėte, už tai, kad jūs galite kvėpuoti, už tai, kad šalia jūsų guli žmogus, kurį jūs mylite, kuris jumis rūpinasi ir kuris padeda jums gyvenime, už tai, kad jūs turite šiltą lovą, šiltus namus, jūs atsikelsite su tuo dėkingumu ir jūs jausitės daug geriau, negu jūs atsikelsite su mintimis, kad ir vėl man į darbą čia eit, kaip sunku keltis, kaip aš nesimiegojau. Jūs su tuo dėkingumu, ką jūs patirsite tą jausmą, tas jausmas jums įneš gėrio į jūsų dieną. tą tokį pakylėtumą įneš jūsų dieną. Kitas dalykas, kodėl aš rekomenduočiau vesti dėkingumą į savo kasdieninius įpročius, tai būtent dėl to, kad su dėkingumu mes keliame savivertę. Nes pirmas dalykas, už ką mes turėtumėm padėkoti, tai sau.
Ir kuo dažniau mes dėkosime savo, tuo labiau mes matysime, kad mes labai daug ką galime. Ir tuo pačiu, keldami savivertę, mes suprasime, kad žmonės, kada mums padėkoja, tai mes jausim, kad tikrai mes verti to dėkingumo. Nes dabar dažnai būna taip, nežinau, ar jūs, pavyzdžiui, irgi, ar girdite, ar patys taip kartojate, kai jums pasako ačiū, arba pasako dėkoju tau už ten, kad jūs kažką padarėte, ir panašiai, ir kiti žmonės sako, tai nėra už ką. Tai va toj vietoj, kai jūs pradėsite dėkoti savo už tam tikrus dalykus, jūs pamatysite savo vertę, kelsite savo vertę. Ir tokiu atveju, kai jums kažkas padėkos, sakykite prašom, nesakykite nėra už ką, nes jūs skiriate laiką, jūs skiriate savo pastangas, jūs skiriate savo žinias, jūs skiriate tam tikrus dalykus savęs tam žmogui ir tai nėra tai, kad nėra už ką. Už jūsų skirtą laiką, už tai, ką mes turime brangiausiai šiame gyvenime, tai laiką. Už jūsų skirtas žinias, kurių galbūt net kiti žmonės neturi. Tai va tas yra, kad dėkodami savo už tam tikrus dalykus keliate savivertę. O kai žmogus turi aukštą savivertę, jis gali daryti labai daug dalykų. Taigi, tai kaip tą dėkingumą atlikti, kokios tos būna praktikos? Aš esu išbandžiusi ne vieną praktiką, tai dabar tiesiog išvardinsiu būdus, kaip galėtumėt atlikti dėkingumą. Vienas iš dėkingumo būdų tai būtent yra dienoraštis, ką ir aš darau. Ir tą dienoraštį rekomenduoju rašyti kasdieną. Kadangi kasdien atliekant tam tikrus dalykus, mes įgauname įprotį. Ir po tam tikro laiko tas įprotis tampa kaip gyvenimo būdu. Ir kai mes turėsim dėkingumą kaip mūsų kažkokią gyvenimo dalį, tai tokiu būdu mūsų smegenis pradės kurti pagal tai, už ką mes dėkojame. Kitas dėkingumo būdas yra meditacija. Meditacija gali būti įvairi. Gali būti vizualizacijos pagrindu. Taip, pavyzdžiui, prisiminimas tam tikrų įvykių, už ką norite padėkoti ir jūs tiesiog savo vaizdiniuose prisimenate tos momentus. Vizualizacija gali būti, kad jūs vizualizuojate tai, kaip jūs norėtumėt, kad būtų. Ir už tai dėkojate, kad jau turite. Lygiai taip pat meditacija gali būti tiesiog vaikštant lauke ir dėkojant už tai, ką matote, už tai, ką jaučiate. Taip? Tai irgi lygiai taip pat gali būti tokia meditacija vaikštant. Arba galite tiesiog važiuoti autobusu ir būti su savimi ir pamatę kažką išorėje, kas jums sukelia kažkokius jausmus, už tai padėkoti. Kitas būdas yra dažniau dėkoti kitiems. Pasakyti ačiū, padėkoti. Aš esu už žodį dėkoju, kadangi esu išgirdusi Masters of Calm festivalio būtent Geradarių stovykloje, kad dėkoju, tai reiškia lenkiuosi tavo po kojom. Tai yra daug gražesnis žodis negu ačiū. Tai va, tai tiesiog aš esu linkusi dėkoti žmonėm. Tai tiesiog padėkoti žmonėm už tam tikrus dalykus. Gavote kažkokią paslaugą, padėkokite su jausmu. Ne iš to, kad reikia, o iš to, kad jūs tikrai jaučiate dėkingumą. Kažkas jums kažką gero padarė, kažkas jums nusišypsojo, kažkas jums įnešė kažko gero ir jūs jau pajautėte, kad jums faina, padėkokite už tai. Na, o jeigu nedrįstate tam žmogui padėkoti tiesiogiai, tai parašykite. Būtent tas dienoraštis toks ir gaunasi, kad jį galima rašyti kasdieną, tiesiog turėti kaip tokią praktiką, bet galima rašyti tiesiog turėti sąsiuvinį, kur jūs galite, nebūtinai, kad kiekvieną dieną ten žymit, va tą dieną padariau ar nepadariau, bet tiesiog į tą sąsiuvinį įrašyti. Kad, va, pavyzdžiui, šiandien sutikot kažkokį žmogų, ir ten kažkokia buvo situacija ir padėkojat už tai. Lygiai taip pat tas būdas padėkoti už blogus dalykus. Tikrai gyvenimas nėra rožėm klotas ir tikrai visiems jum ir man atsitinka gyvenime įvairių situacijų ir skausmingų situacijų.
gal kažkas gali išduoti, kažkas pavesti, gal ten dar kažkas tai kažkur kažkas užkerta kelią eiti link tikslų, panašiai, nesvarbu. Už tuos visus dalykus lygiai taip pat galite padėkoti. Nes taip jūs parodysite visatai, kad jūs priimate tai, kas nutiko, ir padėkoti ne tai, kad tiesiog dėkoju už tą situaciją. Pagalvoti, ką ta situacija man norėjo pasakyti, ką aš galiu išmokti iš tos situacijos. Visame kame ieškoti galimybių, nes dėkingumas yra jausmas, per kurį mes ieškome galimybių. Mes visada galime išjausti tuos dalykus ir pagalvoti, o kodėl man taip nutiko ir ką aš galiu geriausiai iš to paimti. Dar vienas būdas dėkingumo yra tai daryti kartu su savo šeima. Gali tai tapti kaip jūsų, pavyzdžiui, kokia nors šeimos tradicija. Kiekvieną vakarą, ypač jeigu turite mažų vaikų, ugdyti jiem dėkingumą nuo mažų dienų yra labai puiku. Tai galite kiekvieną vakarą, ar prieš einant miegoti, ar ten jau gulint lovoje, nesvarbu, visi kartu susėsti ir tiesiog pagalvoti, kokia buvo diena ir už kokį vieną dalyką norėtum šiandien padėkoti. Tokiu būdu jūs vaikus lavinsite irgi to dėkingumo ir jiem po kažkiek metų bus gerokai lengviau gyventi negu jums dabar. Lygiai taip pat galite tą daryti šeimoje arba savo pats. Jeigu, tarkim, ar neturit šeimos, ar nenorit šeimoje, ar kažkaip norite tiesiog su savimi, tai galite lygiai taip pat nebūtinai išrašyti, bet galite prisiminti tą dieną ir prisiminti situacijas, už ką norėtumėt padėkoti ir įgarsinti tai, tiesiog pasakyti tai. Aš dėkoju už tą ir už tą. Na ir šiek tiek pasidalinsiu apie tai, kokia yra mano patirtis su dėkingumu. Kažkas jau gal matėte mano trumpą video, tai buvo įžanga į tai. Su dėkingumu pradėjau draugauti nuo 22 metų, bet pirmą kartą apie dėkingumą aš išgirdau 20 metais, kai prasidėjo COVID-as ir visi, aišku, liko namuose ir aš tokiu būdu atsiradau vienuose mokymuose, kurie truko visą savaitę ir ten buvo skirtingų praktikų. Ir viena iš tų praktikų buvo būtent dėkingumas. Tada aš pirmą kartą išgirdau apskritai apie tą dėkingumą ir mane taip sudomino, tam kartui sudomino ir netgi buvo toksai klausimas, ta prasme, kas dėkingumas, kam, ta prasme, kaip tą daryti, kam to reikia. Tokios visokios buvo tokių klausimų lavina mano galvoje, bet po kažkurio laiko aš vis daugiau girdėdavau apie tai, vis kažkur išlįsdavo, ar ten dėkingumo kortelės, ar dar kažkas. Ir galvoju, reikia pabandyti man tą dėkingumą atlikti, bet aš, žinot, labai tokia esu, nemėgstu dažniausiai kartoti kažko, noriu padaryti tai, kad būtų man faina, man priimtina, man patogu ir aš visą laiką stengiuosi atrasti kažkokius būdus, kurie būtų man aktualūs. Tai va būtent su dėkingumu ir prasidėjo lygiai taip pat. Tuomet, kiek domėjausi, įvairiausių buvo būdų ir aš juos išbandžiau. Išbandžiau ir meditaciją, išbandžiau ir parašyti tiesiog kažką, kažkaip pastebėti tik tai tam tikrų laikų tuos dalykus, tarkim, tą dieną pamatau, kad kažkas buvo faina, padėkoju, tokius bandžiaus dalykus, bet kažkaip norėjau, kad tas dėkingumas taptų man kaip praktika, kurią aš skirčiau tam tikrą laiką. Ir tuomet man kilo mintis, kad aš norėčiau dėkoti ne tik savo, aš norėčiau dėkoti ir situacijom, kurios įvyksta, kurios neaišku, nuo ko priklauso, bet tiesiog įvyksta. Ir lygiai taip norėčiau padėkoti žmonėm, kurie man kažką gero padaro. Praktiką pradėjau daryti 22 metų balandžio mėnesį ir tikslas buvo padaryti pirmiausia 66 dienas, kadangi aš per tą seminarą taip išgirdau, kad pabandykite, pradėkite nuo 66 dienų. Ir aš taip pradėjau, nesigilinau kas kaip kur. Ir po tų 66 dienų manyje liko tas dėkingumas, nes aš nebeįsivaizdavau dienos be jo. Aš tiesiog pradėjau rašyti pati savo norų tą dėkingumą, nežiūrint į tai, kad jau pasibaigė tos dienos. Ir
Žinoma, mano dėkingumas nuo to laiko, kai aš pradėjau rašyti, keitėsi labai daug. Aš pradžiai dėkodavau už vienus dalykus, rašydavau dienos mintis, darydavau kažkokias dienos įžvalgas. Tai dabar aš to nebedarau, dienos minčių neberašau ir dėkoju visai kitaip iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, galiu paskaityti iš savo pirmo dienoraščio keletą dėkingumų ir paskaityti būtent iš paskutinių dienų dėkingumo. Ir jie visiškai kardinaliai skiriasi. Nes būna žmonės manęs klausia, o tai nuo ko pradėti? Taip, nuo ko pradėti dėkoti? Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu aš pasiskirsiu savo, kad 3 dalykai, už ką aš esu dėkinga, kaip man išsirinkti tos dalykus? Tai būtent pagal pajautimą, kaip aš jaučiuosi, kam aš labiausiai norėčiau padėkoti. Ir žinot, kai aš savo pasidėliau tokį, kad aš dėkinga už 3 dalykus kažkokiam situacijom, už 3 dalykus visatai, ne? Ar Dievui, kas ką tiki. Ir tada galvoju, o tai už ką padėkoti? Ir va dabar pasidalinsiu pirmaisiais mano dėkingumais, ką aš rašiau pradžioje, kai tik pradėjau tą praktiką. Pirmiausia, tai dėkodavau savo. Dėkoju savo už tai, kad rytą skyriau savo, atlikau mankštą, meditaciją, pasilepinau kaukėmis. Labai paprastas dėkingumas. Tuomet dėkojau Dievui, pradžiai pas mane buvo Dievui ir visatai, už gražią, saulėtą bei vėjuotą dieną. Nu va. Dėkoju šeimai už tai, kad pietus valgė be jokių vertinimų ar nuogastavimų. Tiesiog ėmė ir valgė ir dar padėkojo. Nu va, matot, kokie dėkingumai būna. Už bet ką galite dėkoti, už tai, ką jaučiate. O pavyzdžiui, dabar mano dėkingumas skamba šiek tiek kitaip. Dėkoju savo už tai, kad esu savimi. Už veiksmus, už drąsą, už ryžtą, už tikėjimą, už tiesą su savimi, už mąstymą, už matymą galimybių, už mąstymą visais kampais, už augimą, už suvokimus. Stipresni padėkojimai tiesa. Dėkoju visatai už tai, kad mano kūnas yra sveikas, gražus, jaunas ir kad su jo pagalba aš galiu daryti viską. Dėkoju mamai už rūpestį. Dėkoju visiems esantiems mano aplinkoje už tai, kad jie yra. Tai va tokie paprasti pasidalinimai apie tai, kaip aš rašau dėkingumą. Na, o jeigu tu norėtum pasibandyti tą dėkingumą, pasimatuoti ir tai norėtum padaryti ne vienas, ne viena, tai kviečiu tave atvykti į mano edukaciją. Edukacijos metu atliksim ne vieną praktiką, bet viena iš jų tikrai bus dėkingumas. Ir nesakysiu, kurio būdu, tebūnie tai paslaptis, tiesiog kviečiu atvykti į mano edukaciją. Kaip būtent aš atlieku dėkingumo praktikas, nuo ko pradėti ir kaip vystyti, apie tai dalinsiuosi Contribui platformoje, tad jeigu tau įdomu šiek tiek giliau išgirsti apie tai, kviečiu prisijungti. Na ir pabaigai keli faktai apie dėkingumą. Pastebėta moksliškai, kad praktikuojant dėkingumą keičiasi mūsų smegenys. Būtent smegenyse esančios neuronų jungtis tampa jautresnės. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų smegenys labiau priima žinias, yra šviesesnio, kaip žinot, sako, šviesesnio proto. Tai va, tampame šviesesnio proto, labiau paimame žinias ir lygiai taip pat mūsų smegenys greičiau priima sprendimus. O tai yra labai svarbu, kadangi šiais laikais, jeigu pastebėjote, žmonės labai sunkiai apsisprendžia. Ir būtent tas atsakomybės prisiėmimas, sprendimo priėmimas ir yra labai svarbu šiame gyvenime. Dėl to dėkingumas tą ugdo. Kitas faktas apie dėkingumą yra tas, kad atliekant dėkingumo praktikas mes lengviau siekiame savo tikslų. Dėl to, kad, kaip ir minėjau prieš tai, kad dėkingumą atliekant galima dėkoti už daugelį dalykų, už tai, kas buvo ir už tai, kas bus. Mes galime užprogramuoti smegenis
tais dalykais, kurių mes kaip ir realybėje dar neturime, bet mes galime įsitikinti, kad mes tai turime. Dėl to yra paprasčiau siekti tikslų, kadangi smegenys gauna jų impulsą, tai, kad mes jau tai turime, kad mes einame į tai, kad mes gyvename tuo. Ir tuo pačiu lygiai taip pat veikia ir energetiškai. Energetiškai mes pritraukiame tam tikrus dalykus, tam tikrus žmonės, kad viskas vyktų mūsų tikslų, mūsų norų, mūsų svajonių išpildymo naudai. Kitaip sakant, dėkingumu mes galime manifestuoti ir manifestacija, būtent išjausta manifestacija yra pats stipriausias signalas visatai, kad siųstų tai, ko mes norime, tai, ko mes siekiame. Taigi dėkoju, kas išklausėte iki galo. Tikiuosi, buvau naudinga. Na, o jeigu turite kokių nors klausimų, drąsiai man parašykite, aš juos atsakysiu. Lygiai taip pat kviečiu pasidalinti, kokių temų norėtumėt padvildenti kartu su manimi. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų.